Pako flamenko svajonė. Kartą gyveno pingvinas Pako, kuris svajojo šokti flamenko. Bet tai buvo tik svajonė, kol vieną dieną pusbrolis Fredas parvežė lauktuvių iš tolimosios Ispanijos. Mažą dėžutę pilną flamenko aistros. Pako pradėjo treniruotis. Trypdavo kojomis, mojuodavo sparnais, bet vietoj ugningų žingsnių gaudavosi tikra pingvino suktukų tragedija. Baltoji meška Berta erzindavo. Oi, Pako, tavo šokis lyg bandytų vėjas megzti kojinę. Ruonis Haraldas iš tolo šūkteldavo. Kam tu tie šokiai užsiimk rimtesniais dalykais? Gal žvejyba, bent naudos bus. Pako skaudino tokie žodžiai, bet jis nenustojo tikėti savo svajone. Kiekvieną vakarą jis liejo prakaitą šokių salėje, vis drąsiau žengdavo šokio žingsnius. Šalia visada būdavo pusbrolis Fredas, kuris ne tik parūpindavo naujų flamenko melodijų, bet ir padrąsindavo. Pako, tu su kiekvienu žingsniu vis arčiau savo svajonės. Nepamiršk, svarbiausia šokti iš širdies. Net kai baltoji meška Berta ir kiti aplinkiniai sukinėjo akis ir sakydavo. Kam tau visos tos nesąmonės? Flamenko ne pingvinams. Pako tik šypsojosi ir treniravosi toliau. Jis žinojo, kad tik atkaklumas ir meilė šokiui padės jam pasiekti tikslą. Po ilgo laukimo šiaurės ašigalyje Ledožemio miestelyje atėjo didžioji diena. Pagrindinėje aikštėje stovėjo didžiulis ledo luitas, kuris palaipsniui virto nuostabia scena talentų vakarui, kur ir turėjo pasirodyti pingviniukas. Pako stovėjo užkulisiuose. Jis giliai įkvėpė, nuleido žvilgsnį į savo blizgančius batukus ir tyliai sušnabždėjo. Aš galiu, aš tikiu, aš noriu ir aš šoksiu. Ledožemio miestelio aikštė ūžė nuo laukimo. Visi buvo nusiteikę stebėti didžiųjų talentų pasirodymus. Bet kai pasigirdo pirmieji Pako flamenko batų garsai, net žuvis po ledu nutilo, o jų akys išsiplėtė iš nuostabos. Ledo aikštę užpildė neįtikėtina energija. Pako pasirodė visai kitoks, grakštus, tikslus, ugninis. Žiūrovai aiktelėjo, tada pradėjo ploti, o netrukus šokti kartu. Aš irgi noriu išmokti šokti. Sušuko Haraldas. Mes net supratome, kaip mums trūksta šokio. Kukliai prisipažino Berta. Ir beje, pasirodo, kad šokti ledynuose tikrai galima. Reikia tik labai norėti.